Sveiki, sveiki, mano brangus mėly žmonės, kurie mane stebite, tikriausiai pažįstate. O tie, kurie žiūrite pirmą kartą, gal ir jums bus naudinga kažkokia informacija. Tai visų pirma noriu susipažinti, esu Oksana, esu sveiko gyvenimo būdo, kaip pasakyti, atkurtas žmogus. Ir šitą misiją nešu, dalinuosi su jumis. Šiandieną kilo tokia tema, kadangi aš gyvenu Skandinavijoje, labai daug žmonių jie yra aktyvus. Ir einant aš pagalvojau apie vieną tokį perskaitytą straipsnį, kur buvo paminėta neramių kojų sindromas. Ir tai, nežiūrinti tai, kad dar pati esu medikė, galvoju, koks gali būti pas tam tikrus žmonės tam tikras savas suvokimas apie tai. Ir tas mane labai palėtė, kadangi tai buvo straipsnis apie moteris menopauzės periode, kada jos būtent šitą temą ir išgvildeno ir jos tiesiog prašė pagalbos. Tai kadangi aš irgi esu į tą ratą moterų, irgi taip pat yra aktuali šita tema, tai pagalvoju šiandien aš galbūt plačiau pabandysiu ir taip žmogišką kalbą jums perteikti, kas tai yra tas neramių kojų sindromas. Tai tas neramių kojų sindromas, jisai neteina va taip va sau šast ir aš jau jaučiu ir pradedu domėtis apie tai, pradedu skaityti, žinoti, žiūrėti, ne. Visų pirma, tai yra pati pradžia, kada mes pradedame jausti simptomus, kurie pradeda mum trukdyti. Jie yra kaip šalutinis toks dirgiklis. Ir kas tai yra per toks neramių kojų sindromas, kuo jisai pasireiškia ir kaip su juo tvarkytis, tai šiandieną pabandysiu perteikti ir jum. Tai yra toks neurologinis sutrikimas, bet tai yra ypač jaučiama ramybės būsenai. Kada vakare arba nakčiai miegant mum atsiranda toks nemalonus kojų toksai kaip tampimas, kaip norėjimas jas vis pastoviai judinti. Ir tada žmogus nesupranta, ar man čia magnio trūksta, ar man čia dar kažko. Tai žinokite, ne visai taip. Trūksta visų gerų, natūralių maistinių medžiagų. Kadangi aš su jom jau draugauju daug metų, tai tikrai iš širdies žinau, kas prie ko ir leidžiu savo teikti, kad tikrai padės, kada aš šiek tiek papasakosiu, o jums paliksiu galimybę apsispręsti. Tai vat. Ir kokie tie papildai dažniausiai yra rekomenduojami, kada tu pradedi tuos simptomus jausti. Visų pirma, reikia pasikonsultuoti, aišku, ir su gydytoju, tai galima ir jam užduoti klausimą ir paprašyti, kad jis padarytų jum kraujo tyrimus. Dažniausiai, kada viena tokia priežasčių, labai aštri tokia priežastis, kada tas kojų sindromas ir noras jas judinti, kaip yra parašyta, atsiranda dėl geležies trūkumo. Ir lygiai taip pat per parą yra skiriama net ir tam tikrą kiekį vitamino C šalia, nes mes kaip žinome, kad geležis savinasi rūgščioj terpėj. Tai mums irgi reikia tą žinoti, kad mokėti pakelti šitą geležį, jeigu jo yra trūkumas. Ir tai yra toliau antras toksai preparatas, kaip jūs ir žinote, magnis. Magnis jisai yra labai mums aktualus, kadangi jis yra atsakingas maždaug už 300 funkcijų mūsų organizme, tai jis yra tikrai labai, labai svarbus elementas. Ir mes su maistu dažniausiai jo neprisivalgome, nes banane, razinuose, dar kažkur tai bandome rasti, papildyti. Bet papildymas, kada jau tu turi šitą kaip patvirtintą sindromą, tai jau mums neužtenka tos profilaktinės dozės, jau mums reikia tos terapinės. Ir tas magnis dar yra ne visoks, jis yra irgi natūralus tam tikrų formų, tai dėl to jis yra daugiau aktyvesnis ir labiau mums gebantis padėti. Tai vat šitas magnis jis irgi turi būti tikrai labai sužiūrėtas, nes jis yra atsakingas ir už raumenų funkciją, ir už neurologinės mūsų šakas, kai aš sakau, nervų sistemos dalis. Ir jis turi būti tikrai labai, labai
ypač naudingas ir labai, kad savintųsi, tai turi būti tie tokie magnio citratas, bisglicinatas ir vat, kad mums to užtektų, yra įprasta dozė nuo 2 iki 400 mg. Tai aišku, tarkitės ir mąstykite, kaip, kur ir su kuo jį vartoti. Dažniausiai jis yra vartojamas vakare, bet čia kiekvienam individualiai ir tai yra daleidžiama. Dabar einam toliau, jis toksai labai svarbus ir jūs patys jau pastebite, yra toks elementas vitaminas D ir jo toksai nukritęs lygis, jau kada yra kritinė norma, jis irgi mums iššaukia tą tokį neramių kojų sindromą. Tai vat, tai yra rekomenduotina palaikomoji dozė tarptautiniais vienetais, čia tikriausiai žinote, per dieną, kada tyrimai yra padaryti, su gydytoju paderinti, tai nuo 1000 iki 4000 tarptautinių vienetų. Šalia to, jeigu mes jau pakalbame apie geležį, apie magnį ir apie vitaminą D, labai aktualus yra mums B12. B12 tai tikrai sukelia neurologinius simptomus ir nebūtinai vien neramių kojų sindromą. Ir tai jis taip pat yra vartojamas kaip ir su folinė rūgštim. Ir reikalinga taip pat ta folinė rūgštis ir geležį geriau savintis ir kepenis mūsų valyti, nes mūsų kepenis yra laboratorija. Ir prie to B12 įsisavinimo jis yra labai reikšmingas. Ir toliau yra dar tokie galbūt netgi be papildų, sakykime, ar ne, kaip mes galime vaduotis, išėję į tą gryną orą ir kad mums užtektų energijos, jėgos, mums reikia labai sureguliuoti savo miego režimą, nes miegas jis irgi laiku atsigulti, pasistengti išmiegoti kiek įmanoma iki ryto ir kad nebūtų tas miego fazės šokinėjančios, nutrūkstančios, nes mesgi žinom, kad mes irgi turime miego fazės ir jeigu jos persišoka, tada mūsų nervų sistema jinai labai greitai nusidėvi. Tai vat, ir galima daryti, kaip ir aš, kad mėgstu daryti, kontrastinius dušus, šaltas vanduo, karštas vanduo. Ir kas stebit, žinot, aš ir eketėj žiemą maudausi ir darau tikrai didelius tokius tempimo savo gyvenimo, ne tik tempimo vagoną tempiu, bet ir tempiu savo tokius raumenis, kaip sakant, nes turiu irgi tokią raumenų silpnumo ligą. Aš buvau padarius įrašą, kam įdomu, pažiūrėkit. Tai nežiūrint į tai, aš dar bėgu rytais ir sportuoti ir darau vandens procedūrų treniruotės, kontrastinės vones ir lygiai taip pat maudausi lediniam vandenį ir dar einu į pirtis. Tai tikrai dirbu su savim, kadangi tai labai padeda atstatyti mūsų organizme turinčias tas ir gaminančias. Mes nebūkim tie fanatikai, kad išgirdom ir iškart pradedam save tručinti, kai aš sakau sintetiniais visokiais vaistais, dar kažką net neįsiklausę to organizmo. Būna taip, kad aprimus protui, kūnui, pailsėjus, padarius kažką tai tokią poilsio dieną, mes išgirstame savo kūną kitaip ir tada mes jau suprantame, kad tas kūnas irgi ištransliuoja. Ir mums kartais nereikia bijoti jo paprovokuoti, kad dar giliau įsigilintumėm tikrai, ko mums trūksta, nežiūrint, kad jau padaryti tie kraujo tyrimai ir kaip galima natūraliai atstatyti visą šitą. Tai vat ir tas būtent kojų tempimas, jisai irgi gali būti toks nelabai aštrus ir galima tikrai padėti savo miegas, procedūros, kontrastiniai dušai, vonios. Lygiai taip pat pastebėjau, kad ir kofeinas, tokie kaip kava, kaip alkoholis, kaip rūkymas. Ir vat, tokius reikia irgi padėti šoną dalykus ir tada lengvai geriau, vakarais net geriau nueiti pasivaikščioti prieš miegą ir pabandyti kažkaip mums tą organizmą išjudinti. Taip, kada jau kreiptis pas gydytoją, tokį klausimą gavau. Na taip, jeigu simptomai trukdo miegą beveik kas naktį, jūs šokinėjate, tiesiog jaučiate ir prakaituojate ir tas net panikos atakom kitiem išeina. Čia didelis toks platus, gilus yra sprendimą nepasakysiu aš jums iškart, nes čia yra toksai tikrai ne vienos
15 minučių tema, ne viena tokia, kad į vieną sudėjus viską patvarkyti eitų. Nes jeigu bėda atsirado ne iš karto, tai irgi juk jinai neatsirado iš karto. Jinai atsirado tikrai jau susikaupus visiems tokiem faktoriam, kurie buvo mum nepalankus ir tada įvyksta tai. Tai ką galima pasakyti, tada pas gydytoją reikia kreiptis, kai jau nebesusitvarko miegas, atsiranda staiga ir stiprėja tas toks nemiga, tas toks dalykas, kad visą laiką aktyvus ir naktį jauti, kad tas kojas nori judinti. Ir taip pat gali būti įtakos ir kada yra galbūt kažkokie tai medikamentai, antidepresantai ar kažkas tai tokio inksto ligų vartojami vaistai. Čia daug kas rišasi, bet esmė yra, kad kartais reikalingi ir tie receptiniai vaistai, bet mes pabandykime susitvarkyti su tuo, ką mes turime šią dieną, mūsų žalioji vaistinėlė, kaip sakau. Ir tai reikia žiūrėti, aišku, tyrimus. Jeigu vitaminas D tvarkoj, B12 tvarkoj, tai tikrai nereikia skubėti ant tų vaistų, kurie yra gal mum net ir kaip sintetiniai nuodai. Tai pabandykime tada mes kasdien pajudėti, pasidaryti tokį planą. Ir kas iš tų papildų žiūriu, tai šiais laikais yra labai daug modernių dalykų. Oi, atsiprašau, čia mano katytė vaikšto. Modernių dalykų. Ir ką aš pastebėjau, žmonės labai nori greitai išspręsti tą problemą per kartą. Atrodo, įdės į burną tabletę ir ta tabletė išspręs problemą. Nėra visai, žinokite, taip. Vis tiek grįšite prie to po kiek tai laiko. Tai mano toksai yra pateikimas jums gal šiandieną pabandyti paaiškinti, kaip aš pati suvokiau ir atsirinkau. Koncentruotas produktas, taip, jisai irgi veikia stipriau, bet jeigu mes žiūrėsime, kad tik vien koncentracija didelė būtų, tai nebus kitų dalykų. Turi būti visą laiką ir koncentruotas produktas, ir sinergetiškai jisai turi būti suderintas, kad viskas veiktų, visos grandys ir savintųsi gerai, ne tik kad natūralus. Mums reikia atsirinkti šeimom plataus spektro papildą. Tai aš tokį papildą vartoju ir mielai apie jį kalbu, todėl kad jis išsprendė man begalės daug problemų. Ir nežiūrint mano vaiko ligos istorijas, kada mažas jaunas žmogutis labai stipriai vemdavo, tai gamindavosi pas jį acetonas, ketanurė. Ir tiesiog mes nespėdavom jį išvežti į ligoninę, 15 minučių, būdavo netgi traukuliai, todėl kad trūkdavo elektrolitų, buvo visas balansas išsiderinęs ir mes turime griebtis labai daug vienu metu veiksmingų maistinių medžiagų papildų. Ne tik koncentruotų, bet sinergetiškai suderintų ir natūralių, ekologiškų, patikrintų, mokslo, kaip aš sakau, sertifikuotų. Ir jų yra. Ir mes pasirinkome būtent kompaniją Neolife, už kurį aš tiesiog esu visam gyvenimui dėkinga, kad jis daro tokius stebuklus. Ir tikrai reikia suvokti, kad reikės kantrybės ir tai mane pakeitė lygiai taip pat kaip žmogų. Buvau labai didelė skeptikė, aš netikėjau tiesiog, aš buvau gal per daug taip įvaldžiusi tokį autopiloto, kad reikia, turi būti, vaistas, taškas, viskas. O kada susidūriau, kad niekas nebepadeda, ne tas vaistas, tada pradėjau uždavinėti klausimus, pradėjau leisti savo pailsėti, pradėjau domėtis ir suvedžiau visus galus į vieną. Ir dabar tai, kaip aš ir mano aplinkiniai ir žmonės, kaip jie jaučiasi, jie yra įsisprendę tikrai tai, kas jiems skaudėjo, jie yra laimingi ir tuo dalinasi, nes būtent apie tai ir turime kalbėti. Tai aš labai
galiu gal netgi padėkoti tam žmogui, kuris šiandieną įkėlė tokį įrašą neramių kojų sindromas. Tai dėka dėl to ir kilo man toksai trumpas galbūt pasidalinimas, bet jis yra tikrai labai veiksmingas. Tai dar kartą paminėsiu, kad geležis labai įtakoja tam dalykui, kad magnis jis irgi yra labai svarbus, kad nejaustumėte šitų simptomų tokių neigiamų, kad vitaminas D irgi yra ne bet koks, mūsų kompanijoje yra vitaminas D2, D3, jis irgi turi kitą tokį aukštos kokybės poveikį gerą duoda žmogui. Taip pat mes dar kalbėjome apie B12 ir apie folinę rūgštį aš dar norėčiau pridėti. O jeigu tau įdomu išties, kad kaip sutvarkyti ir minimaliom sąnaudom, o maksimalių rezultatų, tu man parašyk. Aš tikrai žinau, kad tu padėkosi, nes tai tikrai yra kiekvienam eiliniam žmogui pratempti dieną nuo ryto iki vakaro yra tikrai gerų šitų dalykų ir miegokite jūs naktį ramus. Tiesiog leiskite savo pailsėti. Parašykite tiesiog galbūt žinutę ir aš tikrai galiu jum patarti, padėti, pakonsultuoti. Tai yra man labai miela, nes man tai labai padėjo, tai padės tikrai ir tau. Tai ačiū už skirtą laiką, bendraukim ir būkime sveiki. Taip kad iki malonaus. Gražaus jums savaitgalio.